Neilai, ką čia darote? Kokia kova? Kokia kova? 3-4. Reimontas! Aš noriu pasakyti tik tiek, tegul laimi stipriausias. Seneliai mūsų jauna, su džinsais ir tekina. Tai labą dieną visiems. Šiandien birželio 15, rytas kol kas ir šiandien PSK naktinis 3-3 krepšinis. Tai šiandienos vasaros vlogė parodysim kažkiek, kaip vyksta pasiruošimas naktiniam, šiek tiek gyvenimo iš naktinio ir žiūrėsim, kas toliau. Kol kas aš kalbėsiu, paskui perduosiu kažkam iš mūsų narių. Tai tiek, o dabar garaže esam ir perdėsim viską į kitą mašiną didesnę šiek tiek ir nusivešim į krepšinio aikštelę pasiruošimui. Gerai, sukruojam visus daiktus ir dabar lekim į Pavinčius ir ten bandysim įsikrauti, paruošti aikštelę ir taip toliau iki pasimatymo kolegos. Gerai, atvykom į Pavinčius, turim Dodolės Vaidą, turim Mindaugą. Mindaugai, komentarą prieš naktinį krepšinį. 3-3 tą čempionas tritaškį. Tai va, turim į Stepos mašiną, kuri atvežė visus daiktus. Keisim tinkliuką, gal pavyks, gal ne. Ir pranešim, kaip sekės. 5 minutes later. Gerai, vienu žodžiu, porgauštą tinklelį keisti. Nepavyko, kažkada pakeisiu jį toliau dirbti. Davai. Na ir štai arenoje pasirodė Neilas Vitkauskas. Sup, my man. Ir turim pristatome šios dienos DJ Harden Dalgis. Komentaras. Neplanuotai, čia šiaip. O šiaip, ar ilgai užsiimate DJ profesiją? Ne, dažnai. Dažnai? Bet be pulto. Gerai, Neilas, jūsų komentaras. Nieko, labai daug iš čia iš tikrųjų tikiuosi. Nenuvilsi? Ir štai Neilas sesė. Linkėjimai, dabar negėdi, bet matysiu. Štai prasideda Kriso vlogas ir nei žodžiai. 303 eurus parsinešiu namo. Oi, pendabajus. Gal. Visi, kas gal? Štai dirba ponas Vynas, tikrai rimtai nusiteikia šiandienos turnyrai. Ką? Nekalba su niekom. Rimtas vyras vis dėlto. Žiūrėkit, kokie raumenys. Kiek jėgų pa šį vaikiną. Baigiam jau beveik susitvarkyti ir čia Neilas yra atvaręs toks ir va toks. Einam pakalbinsim šiek tiek, ką mano Neilas apie tokį deginimą spūdą. Neilai, ką čia darote? Ką darote? Gaudau įbėgį, vis dėlto saulė šiandien mažėkėse šviečia. Ir iki turnyro labai daug laiko, tai reikia laiką praleisti turiningai. Įdėkti tą baltą pilvą, taip. Niekur nedėk šitą pilvą. Tai va, baigiam susiruošti, parodysim aplinką taus pat. Taip. Jeigu ką pavyko tinkliuką uždėti, turim va tinkliuką gražiausią. Turim lipduką Silver Starsui, spėju rytoj bus nuplėšt, bet nieko tokio. Ir pirmasis statmeno krepšys. Tai va tiek žinių ir per ten toli, kitam kampe bus bananai. Ir ką norit išgirsti dar? Nieko, dar galite man pagrasinti. Svajūnai, nupjausiu jūsų ausis. Už ką? Štai jeigu mane filmuojate pusnogį. Užblūrinsim. Aš Neilas Vitkauskas. Gerai, apsitvarkėm, beveik paruošėm, liko tik sulaukti Klaipėdos lygos ir Vyganto Nagio su Hebra. Tai va, turim taip. Ja, o aš dabar važiuosiu persirengti, nes atrodo kaip bomžiukas šiek tiek. Jam nerodiklis. Ir grįšiu greitai. Tai va tiek žinių, iki greito. Grįžtam į eterį, grįžtam į areną ir matom, turim vieną naują veidą arenai. Ir arenoje Gvidas Kontrimas. Sveikas, Gvidas.
Sveiki visi, kas žiūrit. Ir nuo dabar tavo vlogas kuriamas. Aš. Pakalbėk. Labą dieną. Bet tiek kartų. Dabar vyksmas. Matuojam to Donariausko spamą. Tiesiog iš tos pusės. Tiesiai rankos. Turim 1,50 m su pritempimu biškį. Metras spamo ūgis. Kiek? Gerai, darykim, kad tapkės nesiskaičiuotų. 1,8 m. Pakank. Nemeluoju, taip, pažiūrėk. Kamera, žiūrėk. Nusimauk tapkės. Nusimauk tapkės ir kepurę nusim. Jo. Va. Nuo žemės matot yra. Nuo žemės. Ir... Gal ir galvoju. Nu va. 1,8 m. Kokia tavo reakcija į tokį? Meluoja. Kai sirpsta vyšnios Suvalkijoj, raudonos, kad pravirkt gali. Rasa ten laša nuo lelijų, lyg dalgio ašmenys gaili. Ir pjauna širdį tarsi dobila, lyg gyvonies, lyg po šaknų. O vakarais kažko taip tolima, kažko nėra lyg artimų. Įsirpsta vyšnios Suvalkijoj. Ačiū visiems atvykusiems į mūsų koncertą. Turime naują. Ja, tu. Man su manim dieną šiandien turėtų būti. Man liepia. Sveiki, Sigiukai. Šį kartą įdavė. Jo, liepia man. Sveiki, publika. Kaip nusiteikęs? Nugalėti. Žinai, kad aš žais prie tavęs. Prie mūsų žais. Aš su tavim žais. Jisai Mauglės. Jo, taip ir žino. Kaip sakoma, vietoj ko tu žaisi? Vietoj beržinio. Kur tas dingęs? Susipjausta. Jo, jis sakė. Kaip nusiteikęs šiandien? Pabandyk man šutnai žaist, o tada pasakysi, kaip aš nusiteikęs. Bet šiaip esu geros nuotaikos, prašau manęs negadinti. Čia darbas vlogui, kaip sekas? Nieko, va, tiesa, žaidžiam, karačia, čempionas aš iš tikrųjų. Pažiūrėk, koks komandiūras. Opa! Gal pirmą pergalę bus, jeigu spės na defusing. This chopper came with a Glock 45, came with a switch. If I was Will Smith, I would've slapped him with a stick. Put your hands in the air, it's a sticker. Spin the same hood where I get my dick up. If you standing on business, put your blick up. Išjung kamerą. Taigi, sveiki visi, šiandieną filmuosime bananų valgymo varžybas. Ir čia Gvidas Kontrimas. Labą dieną, man patinka mergaitės blondinės. Ignas Lešiauskas. Sveiki visi. Esu draugiškas, draugų neturiu. Mėgstu valgyti bananus. Gerai, niekam neįdomu, galite pradėti, nusilupskite bananus. 3, 2, 1. Kokia kova, kokia kova, kokia kova. Pilnai, turi suvalgyti, pilnai. Close game'as. Dainok. Ir turite įsižiūrėti. Pirmas Ignas. Yeah! Komentarą. Čempionas. Tiesiog esu per daug gerai patyręs šio vaisių valgymą. Gerai, laukite finalo. Ir Gvidas. Beveik. Dar reikia pasimokyti. Ačiū visiems. Laukite tęsinio. Prasidėjo visas turnyras, dabar va čia jau pradėjo visi žaisti, bet norėčiau paklausti savo komandos draugo Mantelio, kaip nusiteikęs varžybom? Nu, tiesą pasakius, tikrai netikėtai. Mums pranešė, kad žaisime šiandieną prie savo amžiaus grupės, tai surinko komanda ponas Svajūnas ir dabar reikia taikytis prie tokio įvykio ir... Oi, čia teisėjai biški. Ir žaisim. Svarbiausia gera nuotaika, mėgautis krepšiniu, nes... Gerai, ačiū. Ir tavęs, Matai, norėčiau paklausti, kaip
tu nusiteikęs mumis palaikyti, ko nori, ko tikės iš mūsų? Tikiuosi, kad laimėsiu pirmą vietą. Visgi tik tai vis tiek 3 komandos, tai pasistengti. Ir smagaus vakaro. Manau, kad labai smagu bus. Gerai, ačiū tau. Bus 2,5 m. Oi, suklydau, baisiai suklydau. Kaip manot, Raimė, koks? 2,15 m. Wow! Beveik turim čempioną, bet dar paiešom, gal turėsim kažką su daugiau. Kažkada tokias bus. Gerai, kas sekantis, kas nori mesti iššūkį Raimondui? Arba šiaip pasimatuoti Wingspaną. Arijus Bušma. Gerai, sumažinam, nereikės tiek daug. Iki 1,70 m spėjau. Gerai, turim 1,77 m. Maldavau, kai nebūtų ilgesnis. Gerai, koks spėjimas? 1,90 m. 1,95 m. Tiesiog tragiška publika esate. Ignai, jūsų čempioniškas komentaras. Tai ką jūs manote? Ir kažką 4 sakiniais. Kokios jūsų nuotaikos? Per lengva, labai geros nuotaikos. Šiaip gerai žaidė, bet... O iš kur yra bananai, iš kokios įmonės? Vienas patikslinimas, Krisa įmetė man Iš 0 Stepos bananų. Ir dar kartą sveikinam čempioną ir įteikėme riešutų pakuotę dėžę ir šį. Arijus Bušma, nepabėgam. Čia mūsų bananų valgymo, kaip čia pasakius, nugalėtojas, tai koks jūsų komentaras? Na, kaip sakoma, buvo tiesiog puikiai pasiruošta prieš turnyrą, prieš Gvidą. Varžybos tikrai buvo puikus pasiruošimas ir, ką žinau, varžovai buvo tiesiog per silpni man. Ar skanus bananai? Taip, labai. Kaip manot, kiek suvalgyksit bananų, kol baigs turnyras? Oi, nežinau, jau dabar kokius esu 5 arba 6 sukirtas, tai manau dar 4 tikrai bus. Nu, silpnai, o tu ar jau? Dabar jau 5. Tai kokį 15, ne dar? Tikrai taip. Mūsų 2-9 komanda pasiekė pirmą pergalę, kadangi šiandieną Šiaulių vanagai truputį buvo išskridę, tai kokia jūsų nuomonė apie rungtynes? Nebuvo išskridę, gerai žaidė. Patys biškį ant galo jau vos neprisižaidėm, bet gerai, kad ramus išlikom, laimėjom varžybas, laukiam kitų žaidėjų, varžovų rezultatų ir žiūrėsim, kaip seks toliau. Šaunuolis gerai. Na, ką tu mantelį? Pasitraukiam šiauliečiai. Kaip sakėt? Sakau, ką tu mantelį? Kokios nuotaikos? Man biškį negerai sulošiu. Kodėl? Bet laimėjom. Kodėl negerai? Ai, nežinau, neram savo žaidimo šitą. Aš manau, tiesiog save nuvertinu. Ne, vis tiek. Visus taškus per mane. Vieneris. Ne, svarbu laimėjom. Nuskeikim čia netyčia. Iškirps vaiką. Iškirps, neiškirps. Neiškirps, šiaip negalvoju. Šiuo metu jūsų treneris Arimantas Mikoločius kur yra? Ispanijoje. Ką ten veikia? Su rinktinė žaidimus rinkti. Sakė, stumia durą, kaip sakė. Tai ar norite treneriui perduoti linkėjimus? Taip, treneri, gerų jums atostogų, pailsėkit ir parvežkit pergalę. Ir dabar šūkį visi. Sutėmėm rankas, aš nedarysiu, bet jau sudėkit rankas visi. Ir dabar reikia sugalvoti tokį šūkį. Tik nesusivarstą. Ne, su Arimantu kažką. Nes man filmuoja, tai Arimantai bus nusiųsta. Gerai, 3-4 Arimantas. Bet garsiai, kad visi girdėtų. 3-4 Arimantas! Puikiai, plojimai. Stars 0-9 finale, kaip ir tikėjomės, Silver Stars 0-11 su Kretinga. Kokios nuotaikos? Nuotaikos tikrai puikios, turėjom labai gerą kovą, kai visada mūsų lyderis Emilis patraukė mus ir dabar sėdime finale. Gerai, Oskarai, tu pasakok. Ką pasakot? Pasakok, kaip laimėjot, kokios nuotaikos ir... Geros nuotaikos, tikrai laimėjom. Kaip manai, ar uždarysi Rėjų? Jo. Trašas, ne? Mane uždarys, bet kai pažiūrėsim apie Emilį. Spėja Emilis Einičius. Ir keliaujame į pratęsimą. Jie pradėjo. Ei, tai... Nu, gerai, apsigyt. Nuogi tritaškį. Buvo draivo. Emilis Einičius. Užtvar, šauk. Vai,
kad laimėsim. Šaunuoliai vėl. Laiką, ką mes sakėme? Sakiau. Tai vyrai susidomėjo, kodėl Matas nežaidžia. Sergu. Kuom? Kiaulytė. Na, gal tikėjaus kito atsakymo. Kas yra įkūrėjas? Aš manau, kad jis serga Kitais būdais. Pirmas atsakė. Jo. Gerai. Jam galvos skausmas. Kas yra pirmasis laikrodukų čempionato nugalėtojas? Kas pirmasis? Amandas Mickus. Amandas Mickus jau pasakė. O dabar labai sunku klausimą. Atsitrauk. Šojūnas sidabras mane pasėlino. Šiaip prisiminant tuos laikus, kai tu pralaimėjai prieš Amandą Mickų, tu paskutinio tritaškio nedametei. Aš permečiau tiksliau, bet aš leidau jam pasidžiaugti šituo, kad gautų motyvacijos krepšinį. Bet tu supranti, tu loši už rinktinę ir tu permeti. Krepšį. Buvo vyriausias. Pakartok. Skau, tu žaidai už jaunių rinktinę ir tu permeti krepšį, nes nepataikai į krepšinio lanką. Kaip tai gali būti? Aš pataikiau, bet nenorėjau Svajonas, kad laimėčiau, tai dėl to jis mane tai pasėlino. Gerai. Tai kitais metais arba šią vasarą, jeigu bus laikrodukas, ar dalyvausi? Būčiau sakė. Būtinai. Aš ateisiu pasim pergalę, aš ateisiu pasim pergalę ir viskas. Ar revanšuosite Amandai Mickui? Taip. Ar Mantelis vis dar neatsigauna po antros vietos? Kokie komentarai, Gvidai? Pralaimėta prieš Jaguarus. Pritrūko vieno metimo. Pritrūko vieno metimo. Tai klaus. Ką reikėjo padaryti geriau iki to momento, kad nebūtų to? Pataikyti. Vieno metimo reikėjo pataikyti. Kovoje visas varžybas jau lygiai. Vieno metimo. Nesikeis. Tai iškirps, sakė. Neiškirps. Nu jo, tą baudą tas pats irgi metimas. Visiems pasitaiko, visi prameta, čia yra krepšinis. O tu man melavai, kad tu žaisi už mėgėjus. Paplokit panelę, Mažeikių Karšiorės. Kaip tai, ne? Su kuo? Su 8. Silverstars 3. Taip, bet tada viskas, tada ruoškitės mėgėjams ir linkiu jums gerų mėgėjiškų kovų. Ką tu? Labas rytas. Jau atsigavęs? Aš visą atsigavęs. Ne, sakau. Tu džiaugies, kad laimėjai antrą. Aš džiaugiuosi, kad aš laimėjau antrą. Gali taip partijos? Nu, blem, žinai, Gali, pavyzdžiui, pasakyti, tai kaip jums sekasi? Puikiai. Kaip tu gali puikiai sekti? Jeigu žiūrėjot vlogą iki šio momento po Gerai, palaukit, aš tuoj skambutį vieną padarau. Po video parašykit... Kipras Maladc. Ne. PLBM neilas. Pažiūrėsim, kiek iš tikrųjų jūsų žiūri. Ane, su jums. Užsiėmė žmogus. Palsiai, biški, palaukit. Skambinam Audriui Maneikai. Ar patenkintas prizais? Patenkintas visai nebuvo. Kodėl tu vis dar vilki šitą medalį? Aš siūlyčiau taip. Aš nepasikėlęs. Oskarai, kada ūsus skuti? Kaip pirmą vietą laimėsiu. Aš nesu 11. Klausai aukti. Man buvo kremzlės atplaiša. Ir tau darė operaciją ir įdėjo pirminėlį. Ne, man tu... Gerai. Normaliai, paaiškinsiu. Dabar visi sužinosit, kas buvo Dominikui Daubariui. Buvo kremzlės atplaiša man. Šitai... Kaip gavai, nu, tipo... Kaip atrodė? Ne, per varžybas, situacija. Tai man jau visus metus skaudėjo kelti, bet rinktiniai nebuvo nei Nebuvo nei kontakto, nieko, nei pasakimo. Tiesiog pradėjo skaudėti. Tiesiog einu, žinai, ir man jau sutraukė, nebegaliu vaikščioti. Bėgti nebegaliu. Dar žaidžiau, bet po to rinktą spardžiau spintelį. Half-time, nes taip norėjau žaisti, bet neleido. Tada paaiškėjo, kad yra kremzlės atplaiša, tai yra per didelė kremzlė ir su plyšiniais, tripiniais. Per didelė kremzlė, kuri yra su plyšiniais? Jo, tokia buvo. Ir... Visą gyvenimą taip pat. Nežinau vis.
Tai jau čia nuo praeitų metų. O kada pavadė pirmus rungtynes? Ar tu kaupęs vandenis? 15. Ne, po pirmos operacijos išėmė tą kremzlę, įdėjo membraną ir all good. Ir paleido. Einu reabilitaciją ir... Tu dvi operacijas? Jo, tai aš viską nuo pradžių pasakoju, nesudė, kaip ir tu. Ir tada kas? Pradėjo baisiai tins. Tokią koją. Ok. Ir tada nieko nesuprato kodėl, nes visokius vaistus leido viską ir tada prireikė antros operacijos, kad pažiūrėt, kas vyksta viduj. Tai buvo neatsigeneravus membraną, tai gavo atpjaut gabaliuką ir paliko tą pačią. Padarė kaulų čiulpų stimuliaciją. Kaulų čiulpų stimuliaciją? Jo. Ir viskas. Ir dabar gyvas? Visokius kompulsus dabar neskauda? Bet kokį skausmą atkentėjau, tai... Skanus, ne? Aš įsivaizduoju. O tai kiek liko laiko? Tai Dominyko žodis. Pilno krepšinio kiek liko laiko? Iki pilno krepšinio nuo mėnesio iki 2. Tai po pilnų greičių visų ten Čia tokių. teisėjų, paliek. Ha? Mano 10 mėnesių praėjo. Aš noriu linkėjimus perduoti. Nu, ne, va. Norėčiau linkėjimus perduoti žmogui, kurio čia nėra. Žmogus, kuris dabar yra stovykloje. Emilis Povilaitis. Ne, pamato, nebaig. Linkiu tau ten dominuoti ir parodyti tikrą save, kad tave pamatytų gerbiamas Jonas Valančiūnas ir su juo ateityje būtum bezdo. Kaip reik? Kaip čia dabar? Aš linkėjimus noriu perduoti Rėjui. Viskas. Aš linkėjimus norėčiau perduoti savo visai Šilalės komandai. Aš jūs labai pasilgau, be galo pasilgau, jau noriu su jumis žaisti. Bei savo šeimai, jūs patys geriausi. Juokauju, Rėjau, aš linkėjimus perduoti. Ačiū. Gerai, Rėjau, aš jau. Rėjau, juokauju, ne tau linkėjimo Dovydui Beržiniui, geriausiam Šilalės snaiperiui, geriausiam 3x3 snaiperiui ir linkiu tau... Kur jis yra dabar? Kas toks? Namuose. Kodėl jis nelašė? Nežinau. Nu, supratau. Dovydui Beržiniui. Dovydas Beržinis yra liuks žmogus. 10 eurų kaip į ką? Kaip į... Pažiūrėjai, iš vienos. Ne, ką šiaip dalyvauti. Tikiuosi nieko daug nepraleidom. Ir čia ateina. Ir čia vėl mūsų drakšas. 9 įmė. Ir tada Augustas kažkas. 11. A, girdėjau, tai... Ai, bet čia 2 žmonės išeina į finalą. Kas įmėtė dar? Juodis. Ok. Tai kaip girdėjot, Jokūbui Drakšui nelabai pasisekė, mes praleidom. Atsiprašau, kad Ko nedafilmavom. tu įmėtei? Tadas išėjo į finalą. 4. 5. 6 ir 7. Turim čempioną. 9, 10 ir taip toliau. Eitvydas Juodris, tritaškių konkurso čempionas. Jau labai norėjo Aredas į kadrą, tai dabar jau pasakyti. Dar šitą gali? Mano vairuotoja. Kažką sakyti reikia? Galit kažkam perduot linkėjimus. Mariau, kur jūs esate? Aš geresnį. Rezultatą parodyti. Įveido! Jo! Lygybė visiška lygybė. Nutildė salę. Ir visiška
Žiauriai. Kamuoliu. Bravo. Sekančios rungtynėse prie pirmojo krepšio susitiks Oversize ir Banks ir draugai prie antrojo Edžio Lygėnai. Šitas lokas yra. Šitas geriausias gynėjas. Šitas geriausias. Maldas Tadas. Kas tas? Kaip manote, kaip pasibaigs šios rungtynės? Ką? Viskas. Mūsų pergalė. Sutikom Lauryną Kulikauską. Ar norite gal kažką perduoti linkėjimus? Aš noriu pasakyti tik tiek, tegul laimi stipriausi. Ačiū iš dėmesio. Tai Silver Star. Žinom. Mano mamos mama, senelė mūsų jauna. Narana, su džinsais ir tekina, narana. Visuomet ji pirma, jai pavydi mama, jai pavydi visa šeima. senelė mūsų jauna. Su džinsais ir tekina, Visuomet ji pirma. jai pavydi mama. Ką tu neįlai? Nieko, važiuoju. Kaip šiaip manai, kokia tavo nuomonė yra apie Mažeikius? What the fuck, kas čia per baudė? Nuomonė apie Mažeikius? Aš filmuoju, nešioju. Aš atsiprašau. Jeigu teisėjas užimta, reiškia buvo bauda. Prašau, bėgyti. Paskutinė rungtynių sekundė. Aš labai atsiprašau. Baisu. Ponai, ruoškite gyvos skardinę. Pažiūrėkit, kiek žmonių susirinko. Tikrai. Smagu žiūrėti. Treneri Lukai, ateikite atsiimti gyvos. Puikus miestas. Puikus, tikrai. Klaipėdai dar toli iki tokio. Negyvenčiau čia, Bet Klaipėdai dar toli iki tokio miesto. Klaipėdai iki Mažeikių. Taip. Išjungkit kamerą. Tai jau kaip jauties po pirmos pergalės? Gerai, pabiškai įsivažiuojam. Turiu pramušt plaučius. Važiuojam toliau. Komentaras yra toks, yra eismo įvykis. Du vaikinai susimušo, vienas jaunesnis, kitas šiek tiek vyresnis. Ir jie nesustoja muštis. Tai dabar vienas laužtasi, bet eismo įvykis yra toks. Žmogus trenkia vienam į galvą ir kitas ir nori atsirevanšuoti. Stebėkite patys. Okay. Hey, that's crazy, boy. Reikia šarčiau. Jisai supykęs ir čia. Dabar pala, laikai. Čia rimti vaikinai, seniai. Tai rimti vaikinai. Mes jau draugai. Malon. Dar greičiau, vienas dar greičiau. Šiaip kaip tau matas kaip žmogus? Matas? Puikia asmenybė. Puikia? Neturiu priekaištų. Puikus žmogus. O kokia yra gyvenimo prasmė? Gyvenimo prasmė? Nėra, miršti ir viskas, ir baigės gyvenimas. Bet tai negali taip sakyti. Ne, gerai. Gyvenimo prasmė tai yra malonumas, tipo, žinai, gerai laiką praleis. Ačiū. Matai. Šitam interviu. Dominikai, gerbiamas Dominikai, kokia yra gyvenimo prasmė? Tu debilsų tokį klausimus, ar pel? Pavyzdžiui, tavo vardas, sakė, Seni, čia, girdi. Seni, Akvilė. Geriausias kondokas. Akvilė. Labą dieną. Norėčiau paklausti Dovydo. Kaip jam yra šitas Silver Star turnyras? Patinka? Mantelė, gal tu šat? Dovydai. Kaip sakai, gal tu šat? Dovydukai. Kas žaidžia krepšinį? Širdis. Širdis. Teisingai sakė. Jūs išgirdote Dovydą Narijauską.
Tai Dievo žodis. Svajūna. Kokia jūs nuotaika? Kodėl? Tiesiog labai pujovas turnyras. Ne, geras turnyras. Ne, labai pujovas. Kodėl? Ko jums reikia iki tos laimės? Kad neliktų uodų. Svajūnas sakė, kad blogas turnyras, tai komentuokit po video, ar geras ar blogas turnyras. Nuolaida Teamsport 25%. O ką iš Paulių galvotas iš kišenės ištrauks? Automobilio raktelius? Gerai, sutraukiam šiek tiek. Čia iki 1,60 m spėjim. Gerai, važiuojam. Ūgis ir spėjimas. 1,87, 1,9. 1,94. Duosim prizą, duosim. Iš stebuklingos kišenės. Prašom. Ūgis Remeika. Čia dviejų tikrai nereikės. Kaip ir sakiau, gerai, ūgis ir spėjimas. 1,96, 1,98. 1,9. Įspūdingas, sakyčiau. 3 metrai bus. Gerai. Ūgis 2,7 m. O spėjimas 2,19. Taip, 2,19. Duodam prizą. Duodam, aišku, kad duodam. Prašom. Koks spėjimas? Gali patikrinti, arba įsištinę. 1,56. Ištinę truputėlį. Duodam. Gal žiauri. Kas? Kernius, jeigu žiūrėsiu vlogą, aš nuo šio epizodo tas nekėdė. Jis ant tavęs pyksta, žinok, Kernius. Kas sekantis? Nes tikrai skauda. Tik neapsivemkit. Gerai, kol kas priekyje taurus galimai. Čia, karočią, profesionalai, kur ten lups viską. Taurus apsivems. Patas bananų. Davai, Pauliau. Eligijus veržiasi į priekį galimai. Eligijui liko paskutinis bananas. Teritorių pusę banavo. Eligijus galimai pirmauja ir dabar bus tiebreakas, kuris pirmas parodo tuščią burną. Eligijus aptylė. Ir Artūrius įveikia brolį. Ir turim čempioną Taurius Gudavičius. Ar keikės nuo kada? Ai, jau mama. Nežinau. Jei žiūrėsit Ingą Bušmienę, tai labai apgailestauju dėl tokio sūnaus žodžių. Dėl tokio sūnaus žodyno. Taip. Ką manot apie Jokūbo Drakšo atletiškumą? Nesveikas. Mama, šiandien namo negrįšiu. Kristupai, Barsa Realas. Man tai Barsa Realas. Aš manau, atsakymas aiškus publika. Barsa. Barsa Realas. Barcelona. Barsa Realas. Realas. Žiūrėk, dabar paklausiu Ignai. Wow. Nesvarbu, Ignai, sorry, kad tu žaidė. Ignai, Barsa Realas. Jisai už Realą. Barsa Realas. Jisai už Realą. Nu, nežinau. Nama, kaip dabar klausiu. Ignai, Barsa Realas. Negirdi. Ignai, Barsa Realas. Aš pagausiu highlightą tavo. Dovydas Marijauskas. Tėčių linkėjimai. Linkėjimai tėčių perduoti. Linkėjimai. Kaip sakai? Linkėjimai tėčiui ir mamai. Abi komandos turi po 6 komandinės pražangas. Čia geras. Čia vaikas Lieka 20 sekundžių. Vienai mes. Oi, nemėgau.
+2. Purvėnai priekyje kol kas, Jokūbas Drakšas su kamuoliu. Ar sukurs dar magijos? Šitas toks lochas yra šitas. Jis nesveikas. Tai prie Bobos Ahujėlio. Per daug šneka. Panelės. Per daug šneka. Teisma žemės. Per daug šneka. Kyk, laikyk. Tadas. 4, 3, baudo. Gerai! Lieka 4 sekundės. Šeštų kovarinę pražangą. Ir du baudos metimus meta Kolaidas Lobanovas. Malačius! Kamuolį muškis! Ir Silversas turi kamuolį. Nu, Tadelį užbaigta. Kas laimėjo Povilas Vyko? Davai! Svari prieš Silverstars 1. Let's go! Garsiau biški, garsiau. 11 sekundžių, 8-11. Ir 2 baudos metimai. Tikrai Vanagą, ar užuodžiate? Užuodžiu trečią vietą. Tadas Augustauskas. Tadas Augustauskas. Brolis Uosis. Ir trečią vietą iškovoja Silverstars pirmoji komanda. Ir laimi 150 eurų. Turi baudą vieną. Tampa vyrų grupės čempionais. PSK taktinėme 3-3 krepšinyje. Silverstars 1. Pasibaisėti. Gerai, antroji vieta. Ibiza. Komentaras, dėja pusfinalį pralaimėjom, nieko nepataikėm, bet didžiuojamės. Savim, trečia vieta. 100 PM yra 100 PM. Pinigai yra pinigai, Mantas vis tiek negaus, nes čia atėjo netyčiai šitą mėgėjų komandą, tai mes po PM su Tautvydu ir Tadu pasidalinsim. Nu, pratingai. Jo. Laukite teisę. Ačiū. Ačiū. Ignas Leščiauskas yra rakštis suviniai.